Ok, vėl ant motociklo, pasivažinėjimas vyksta. Pristatysiu šiokį tokį planą. Koks turėtų būti tai pasivažinėjimas. Tai dabar važiuoju į Panevėžį. Turėtų būti nakvynė Panevėžį. Tai aišku, čia toksai nedidelis pavažiavimas, bet esmė tokia, kad penktadienis po darbų, tai planas nuvažiuoti į Panevėžį, tenais sutikti draugą, kolegą motociklistą, Panevėžį panakvojus, važiuoti į Latviją, Estiją ar kažkur ten, nes iš Panevėžio gaunasi jau vis tiek arčiau jau užsienis, tas viršutinis, šiaurinis. Va, kaip gražiai saulytė leidžiasi. Jaučiu Panevėžį, jau būsiu tamsiai, bet koks skirtumas. Reikia važiuoti, kol orai leidžia. Vasarą, reikia džiaugtis, mėgautis. Užsidėjau štai tokį pagerinimą, žiūrėsiu, kiek jisai čia pagerins man. Nes blemba mikrofonų didžiajavas nesu iki galo patenkintas, nes blemba Wind Reductionas tai nekoks tai. Bet ką, reikia bandyti ir žiūrėti. Gal kažkas gausis. Aišku, čia dabar autostrada, tai reikia jungti kamerą ir važiuoti. Važiuoju savo autostradom ir galvoju, koks perfect match yra GTR-as ir autostrados, nes buvo gerai pakaitinta. Tai pasaka su GTR-u, važiuoja tokiais keliukais, džiaugsmas. Va čia va, grožio. Patinka kažkaip man vakarais važiuoti. Gražus, smagu. Kaip nepafilmuoti. Šiaip jeigu tai paėmus, pats gražiausias, kaip po gražiausias važiavimas motociklu yra rudenį ir vakarais, nes spalvos būna pasakiškos. Čia kam tai rūpi, aišku, važiuojant motociklu. Bet vis tiek. Norit, nenorit, bet kada graži gamta, graži saulytė, vis tiek smagiau. OMG, kaip nutvieks tas kelias. Belia kaip gerai atrodo. Aš čia bevažiuodamas bandau pasireguliuoti savo vėjo pagerintoją. Kažkaip nesuprantu, man čia gaunasi ar ne. Bet važiuosiu, testuosiu, žiūrėsiu, koksai setupas bus geriausias. O čia puikiai pamoka, kaip svarbu išvažiuoti ne per anksti, nes jeigu būčiau anksčiau išvažiavęs, būčiau pataikęs į lietų, nes čia autostradai buvo stipriai palyja. Tai va, svarbu neskubėti. Saulytė leidžiasi, viską palyja, tai atgaivino, nes temperatūra įdomu kiek čia. 14 laipsnių kieme, tai bet normaliai. Jeigu ką, aprangos turiu, tikrai nesušalsiu, bet svarbu, kad nelytų, bet debesų nėra, tai turi ir nelytė.
tai galvoju, kad reikia kažkur, kur autostrados geros. Vokietijoje, aišku. Reikia su GTR įsirauti normalias autostradas, normalioj šaly, su normaliu greičio limitu, į ten normaliai pakaitinti. Nes čia blemba kaitinį ir galvoju, filmuot, nefilmuot, po to ten inspekcija kokia nors. Bet šiaip ar taip prasinešu, pas mane spidometras sugedęs, rodo blogai, tai jo negalima imti kaip kažkokio tais rodmens, kad aš va čia taip ir darau. Tai čia prasinešu, kad nebūtų kažkokio interpretation. Žiūrėkit, puikus pavyzdys bus. Va, važiuoju, o net mašinos nebesiveju. Nu tikrai spidometras sugedęs. Nes va, mašina važiuoja kiek ten, 120, o aš va tik vos pralenkiu. Tai tikrai spidometras sugedęs. Nežiūrėkit. Kaip, aš net gazo, čia tiesiog nuokalnė, aš greit gazo net neduodu, o va vienu nuokalnė kiek įsirėda. Tai tikrai spidometras sugedęs. Reikės suremontuoti, bet čia žiemą greičiausiai užsimsiu. Taip va. Kad nekiltų klausimai. Nu va, ir Panevėžiukas dar šviesiai. Nu, iš karto pasitinka. Kaip čia pasakyti? Nu, su nelabai įdomaus miesto įspūdžių pirminių. Aišku, aš ne pirmą kartą Panevėžy, tai žinau, ko laukti. Bet, nu irgi miestas, va taip pat va. Žodžiu, sugalvom pažiūrėti naktinio Panevėžio. Tai nežinau, kas čia bus įdomus, bet ne kažką darom. Pažiūrėsim, Panevėžiukas penktadienio vakarą. Ką veikia? Sido arena, va, lankytinas objektas. Lidlas, dar vienas dažniau lankytinas objektas. Na ir pažiūrėsim, kaip centriukas. Nu, kaip suprantam, Panevėžio centriukas. Nu, čia kažkaip nebepanašu į centriuką. Vėl panašu į centriuką. Nu, nežinau, gal nustebins Panevėžys. Gražiai apyliai atrodo.
Mano kolega Panevėžietis, tai tikiuosi žino kažkokių įdomesnių vietų. Apšviestas medis. Gerai, įdomu. Keliukas kažkoks, kaip dviračių. Irgi įdomu. Tikiuosi kažkur įdomiai atvažiuosim. Žodžiu, atvarėme kažkokią neaiškę vietą. Ką veikia Panevėžio Gandžabasai? Buvo prieš tai kažkokios įdomesnės grupės, dabar tai tiesiog Nu va. Pažiūrėjom, ką vietiniai Gandžabasai veikia, tai update'as Panevėžy ne vien tik marozai. Yra ir maždaug 20 nemarozų. Tai kaip ir jau judėjimas į priekį. Važiuojam centriuką, gal duos pavalgyti kur nors, nes reikia pasistiprinti. Rytoj, jeigu normaliai važiuosim, tai reikia būti su jėgom. Atvarėm iš Punką. Čia visai skaniai duoda valgyti. Tai tikiuosi gausim gerą burgerį, pasistiprinsim ant rytojaus. Nu ir primeskit bairį. Negavom valgyti, nes jau nedirba virtuvė tipo. Tai mus išgelbėjo Hesburgeris. Panevėžy tikrai negu Vilniuj viskas užsidaro anksčiau. Jo, tai kitas geras. Reikia tikėtis gerai išsimiegos ir rytoj irgi tokios pat geras bus. Nu va, kita diena. Kiek čia valandų? Nu, mūsų tempas čia dar visai normaliai. Susikrovim šmutkės. Važiuosim. Aišku, neskubėsim. Relaksuosim. Ir važiuosim. Nu kaip, ar ryte Panevėžys geriau atrodo. Ir šiaip sakiau, kad Sido Arena, čia jeto update'as, čia jau nebe Sido Arena, o Kalnapilio, va taip va. Pusė 10, žodžiu. Nu, aišku, kol mes išsikrapštysim čia iš to Panevėžio, tai čia tikrai bus arti 11. Nes dar reikia draugelių padangas pūstis. Reikia nuvažiuoti man dar ausų krapštukų, ausų kamštukų, kad gal kažkaip ausytėm būtų geriau, nes stovėjo kažkaip jau biškį pabodo klausytis. Nu ir reikia man dar šalmą apsiupgreidinti, nes šitas jau susigyvenęs, tai... Nu ką, Panevėžiukas iki. Reikia tikėtis bus grįžta. Dabar aš sėdėjau tašką. Pats paskutinis važiuojant Baltijos pakrantę Latvijos miestelis. Iki jo nuo Panevėžio 201 kilometras. Tai va, nuvažiuosim tenais ir žiūrėsim
ką darom, kur važiuojam, toliau ir panašiai. Kolega va prisipūtė padangas, bet reikia patikrinti. Anypelio nepametė, dar ką nors. Nu, aš įsidėjau ausų kištukus šitos, nu, žodžiu, triukšmui mažinti. Tai ganėtinai keista, bet ten tokie kažkokie motociklistų labai jau pro inovatyvus, tai važiuojant, nu tikrai veikia. Šiaip keista, kad jau kamštukai, kištukai, bet važiuojant tikrai nuėmu. Dar aš čia prisimodinau stikliuką, berods atradau, kur jisai turėtų daugmaž būti ir kaip, kokiu kampu. Tai galima tikrai ganėtinai tyliai važiuoti. Nu, bet aišku, išvažiuosime į autostradas. Nebus čia autostradų, blemba. Šiaip labai keista. Baltijos sostinės, bet Vilnius, Ryga, Talinas nėra kelio normalaus. Nes nuo Panevėžio iki Rygos, tai ten, nu, ne kažką ten tas kelias, tai... Aišku, blemas, tais keliais apsileidimas čia yra. Nu, bet... Važiuosim, kokiais jau rasim keliais, tokiais ir nuvažiuosim. Nu tiek, aišku, čia Panevėžy, tai čia nėra ką nei pažiūrėti, nei ką, vakare, va, kiek pažiūrėjom, tiek. Sakiau jau kitas video iš Latvijos, tai kur tu čia be šansų, kitos Latvijos davažiuot čia. Aišku, čia va tokios lygumos gražios, lygų, kur tai rais, net keista. O šiaip tai kelias šitas tai šikna, nu, čia sektorinis ant sektorinio, fūrų, apkrauta. Ta prasme, man tai yra šokas, ta prasme, nu aišku, koks čia šokas, senai čia jau aišku, kad čia šikna, kad koks mes čia pasaulio pakraštys. Nu, tai aišku, galima lenktis tas fūras, bet esmė tokia, kad čia sektorinis. Nu, tai nei tu pavažiuosi normaliai, nei ką. Tai žodžiu, kad nėra normalių kelių. Miestų sostinės, o kelio nėra. Nu, žodžiu, kokia provincija. Tai, nu ko norėtų iš provincija. Tai va, tai realiai vyksta važiavimas ant 90. Nu, ką. Realiai prisimenu, kažkada su mašina važiavau į Rygą, tai irgi, nu, belė kaip prailgo kelionė. Nes iki Panevėžio tai gerai, viskas gerai. Po to, kur toks fūra čia važiuoti. Čia kaip anksčiau Lenkijoje reikėdavo važiuoti, o paskui fūra važiuoja. Žodžiu, reiktų kažkokių geresnių kelių, jau buvo mintis pro Biržus važiuoti gal. Reikės kitą kartą tikrai bandyti kažkokias inovacijas, nes čia neįdomu, labai norėtum apsilenkti, ką tu apsilenksi mašiną. O, nėra mašina, galima apsilenkti fantastika, neįtikėtina. Apsikirankina biškį. Ne viskas, po to jau turim. Turi stabdyti. Nu va, nuo šio momento skaitosi tarptautinė kelionė. Ką tik važiavo į Latviją, tai kaip ir jau tarptautinė. Pažiūrėsim, ar kuras pigesnis Latvijai, nes jau baiginėjasi, tai reikės jau piltis užsienietiško, pavadinkim. Nu ir va, pirmas kultūrinio paveldo objektas.
tai dar dėsim iki Albauskos, bet dar dėsim iki Rygos, kažkur užsipilsim kuro ir važiuosim toliau. Bet šiaip lygumos tai bele ką. Šiaip net keista matyti ant tiek lygiai. Reikia tik saugotis piktų radarų Latvijai, nes Latvijai blemba tie radarai tokie piktesni, neįprasta gal, tai galim pasigauti, bet reikės kažkaip ramiai važiuoti ir išvengti. Jogas jokais, bet kažkom jaučiasi, kad kita valstybė. Aišku, čia kiek 40 km nuo Lietuvos, 30. Gamta ta pati, viskas tas pats, bet kitokie kelio ženklai, dar kokie šudukai. Ir vis tiek susidaro toksai vaizdas, kad vis tiek jau kažkas yra šiek tiek kitokio. Labai žavu. Aišku, čia dar nėra ką čia. Pavažiuoti reikės normaliau, jeigu datrauksim iki kokios Estonijos, tai tenais jau kažkiek rimčiau pradeda keistis vaizdas. Pilomės prabangaus latviško kuro. Jau visai galiakas buvo pas mane. Nors netoks ir galiakas, blemba nervuoja GTR. Fuelau pradeda mirksėt ir aš su juo nuvažiavau gal su to fuelau gal 20-30 km ir į baką vis tiek įvarvinau tik 18 litrų. Šiaip galėtų būti didesnis bakas GTR, tas biškį nervuoja. Bet Fiatero gerai, ten 26 ar kiek litrai, tai jau ten jaučias, kad bakas. Nu ką, užsipylėm kuro, išgėrėm kavutės, pasistiprinom. Iki kitos stotelės 157 kilometrai. Į Rygą nevažiuosim, nes Rygoje nieko įdomaus. Būtent šiandienos planui važiuosim į patį paskutinį Latvijos miestelį esantį palei Baltijos jūrą. Tenai sustosim ir žiūrėsim, kur toliau važiuoti, kokį čia planą priimti. Šiaip savotiškai faina važiuoti be didelių tikslų. Pavažiuoju, nuvažiuoju kur nors, žiūri kaip oras, kaip nuotaika, pasitari ir važiuoju toliau. Oras visai geras, nei šilta, nei šalta. Žodžiu, viskas pozityviai. Jeigu dar būtume vakar nuėję anksčiau miegoti, tai iš vis labai pozityviai būtų. Kelio ženklai rašo, kad iki Talino 320 keli kilometrai. Čia kokia tais užtvanka. Nais atrodo. Gerai. Priekį važiuoja kažkokie motociklistai, baigiam dasivyti. Reiks pažiūrėti, kuo jie, kur, kaip važiuoja. Nu, prašau. Čia jau turbūt leistų su vandens motorciklu. Čia gal kokia elektrinė hidra, nors svarbu gal tik šiaip užtvenkta. Aišku, tempas važiavimo neįspūdingas, nes fūra, kelias sektorinis.
Tai realiai nuo Panevėžio nieks dar nepasikeitė. Gal būna kartais tokių protarpėlių, kur normaliau galima pavažiuoti, o visa kita tai ne kažinka ką. Nu, bet nepalakstyti išvažiavom pavažiuoti, ale pakeliauti, čia toks mini ratukas. Bet savotiškai įdomu, kai jau kažkas šiek tiek kitaip. Įdomu, kur priekį tą kortelę varo, kad stabdo eismą ją. Reikia važiuoti aiškintis. Šiaip Latvijai kom yra fainai, jie pasitraukia kažkaip. Jie įpratę kažkaip, kad kelių pas juos nėra plačių, nes kažkaip jiems negaila pasitraukti. Ne, nu tikrai čia kažkokia elektrinė. Nu, šiaip tikrai, tai tokios užtvankos be reikalo nešautų šiaip ant bairio. Ai, užtenkim, ko nors, būkim bebrai. Parodykim bebrams, kaip reikia. O, baikeriai. Kaip būtų faina, kad nebūtų mašinų. Šiaip dar toks pastebėjimas, kad asfalto kokybė, nu, net Latvija yra geresnė negu Lietuvoje. Nu, ta prasme, mūsų keliai taip nusivažiavę yra, kad žiauru. Čia gal jie neturi tų autostradų, bet, nu, bent asfaltu važiuoju, ne po bulvių lauką varinėjai. O jokiausi galvoju, nu, kaip tie motociklistai stabdo eismą. Nu, nebent su javom važiuoja ir rimtai važiuoja su javom, nu tai tada aišku, kodėl stabdo eismą. Nes čia matyt kažkokių javistų būrelis. O, platus kelias. Kaip šitaip? Kaip čia taip, kiek galima važiuoti tam plačiam keliui? 50. Netinka. Nu va, pažiūrim su kolegai, kebra. Aha, dūmai spila. Gerai. O, ir starušką javą įsitraukė. Tai visai gražiai. Tas 3.5 ne taip jau gražios. Nu ir va, javos aplenkė. Būna ir taip. Nu, bet nežinau. Man asmeniškai tai nėra nostalgijos tokiems dalykams. Bet, nu, jeigu jiems gerai, tai gerai. Aš ją užskaitau vien dėl to, kad jinai yra, nu, tipo, ten čekiška ar kokia, ten čekoslovakiška dar tais laikais. Bet jeigu būtų jinai ten kažkokia tarybinė, čia dar tą javą galima kažkaip pratoleruoti. Bet
Bet jeigu, nu, tai būtų tada jau visai prastai. O 100, bent jau galima bus pūsti, bent 100. Ne, nu Jaris, nu, supranta, kad jis netraukia, bet tai kam tada važiuoti. Bet istorija antroje jos, tai Jari. Jam taip reikia. Dar telefoną laikinu. Žodžiu, kažkur prie Rygos ir kamščiai ar kažkas tokio. Bet mes turim motocikliukus. Tai šiek tiek gelbėja. Jeigu nesutiksim busiuko su užrašu policija, kaip jau vieną kartą buvo, bet jie kažkaip gerai nusuko, tai viskas gerai gavosi. Eik tu savo. Nu, bet ten matosi už vairo toks pensininkėrius, kad vos kliba. Tai jis jau... Mes biški čia taip improvizuotai, bet nu... Na dabar tai iš viso pagal taisyklę. Ir šiaip mes esam ne Latvijoje, esam... Kur mes esam? Panamoje. Jeigu ką. Tai ką mes čia tipo stovėtume geriau būtų. Mes ramiai važiuosim, pravažiuosim. Mažiau eismo bus automobiliams. Visiems tik į naudą. Mes surūpinamės, kad automobilistams irgi būtų mažiau eismo. Kur nėra reikalo, tai ramiai, bet ten ką mes ten stovėtume, nieko gero iš to. Žodžiu, judam. Kol kas vertinčiau taip, nu, pats kelias, kaip kelias, neįspūdingas, bet va, nu Latvijai, nu, maladėts. Nu, tiesiog, man negaila jam, pasitraukia, taip, nu, solidžiai pasitraukia. Aišku. Reikėtų man duslerkės dar biškį aiškiau skambančios, tai iš vis čia būtų labai gerai. Žodžiu, Maps'as rodo, kad ir ten vanduo. Tai gal taip ir yra, Maps'ai būna nemeluoja šis laikais.
Nu, prašau, kažkas namelį pasistatė. Ja, tai neblogoji, tik kad va gatvė labai judri, jam čia prismardins. Nu va, tokie blemba. Dūmų debesiai. Aš čia gražiuoju. Koliukai, negerai. Gaila veidrodėlio. Aišku, gal nekliūtų. Zvanu, kur pasitraukia žmonės, šaunuoliai. Apie tą pasitraukimą, tai labai gerai, kai atvažiuojant lėtai žmonės moka pasitraukti. Kai važiuoja autostradose žmonės, tai geriau jau tenais jie per daug nesitraukia. Nes, kaip pavadinti, staigus manevrai, ypač autostradai, iš automobilių nėra lauktini. Važnytaitė. Šiek tiek pafilmuosiu. Nu, jie eismo problemų irgi turi. Nes nežinau, čia 5-6 kilometrai jau va taip pat. Tai nežinau, kada supras žmonės. Reikia tų kelių biškį daugiau. Žodžiu, pasivažinėkim po kamštį vadinasi. Nes nelabai man čia patinka ta idėja. Nelabai kur čia nuskubėsi, blemba, kad eras dar kai storas yra. Tai ne visur galiu pratilpti. Čia dvigubai ištisinė. Tenais kelkraščio nėra. Nelabai gerai. Reik bandyti tarpukų. Aišku, Suomis tai negis pasitrauks. MPV 777. Ne, jam vat sunku. Latviai būna pasitraukia, bet Suomiai tai per didelė užduotis. Ploninkim gaterą. Nu, gal biškį ir paplonėjo. Kas čia pas juos, ko čia visi nori tiek?
sektorinis galima pašnekėti. Taip. Čia jau vat matosi gražios pušelės, mini kalvelės. Ir va, mes važiuojam, nežinau, matysis, mes matą, grinai palei pajūrį. Po kairę turėtų būti jūra. Ir labai netoli čia važiuosim, tai gamta ir visa kita labai panaši kaip tos pačios mūsų Palangos. Bet man labai faini tokie keliukai, pušelės, viską. Tai žodžiu, mes čia dabar važiuosim iki tolimiausio Latvijos miestelio palei pajūrį 80 km. Tai va, grinai 80 km visas šitas kelias eis pagal jūrą. Tai visai nice. Aišku, kai jau pajūrys, tai visokie kurortiniai reikalai. Gerai, kad jau pagerėjo situacija su eismu. Tai bent jau normaliai judam. Pagaliau išsiaiškinau, į kokį mes miestelį važiuojam. Ainaži ar kažkaip tas vadinasi. Bet dabar jau kokį 2 kilometrų važiuojam tokiais nice keliukais. Dabar jau tipo jau važiavim. Mašinų mažiau buvo, tai taip smagiai kažkaip galima jau pravažiuoti, atsipalaiduoti, pasimėgoti važiavimą, nes tenais aplink Rygą, aišku, didmiestis. Aplink Rygą tai ten šikna, ten nevažiavimas. Pavažiuoti per kamštį, tai ir Vilniui galima. Tikrai yra progų. O čia jau keliukai visai geri, asfaltas geras. Aišku, čia kažkaip pradėjau filmuoti daugiau mašinų, prieš tai buvo mažiau, bet eismas normalus, Latvijai pasitraukia, padarot per centrinės vietos, tokį pavyzdžiui. Čia pačios aš supratau įprastą. Ką dėl sektorinis? Tas tai negerai. Bet žodžiu, dabar jau važiavimas. Jeigu visas toks būtų keliukas, tai kaip ir nieko būtų. Nu, pažiūrėsim, kaip toliau bus. Visat smagu prisivyti motociklistą. Su kokiais numeriais Austrijos. Nu, prašau, reikia pasisveikinti. Tik tai toks pastebėjimas, mes kažką su draugu turbūt ne taip darom. Mūsų tai kažkaip neprisivėja kažkaip niekas. Reiks pagalvoti, kur čia galėtų slypėti priežastis tam. Žodžiu, keliukas tai fainas ir pakeitė. Sako, neužtenka jam pakeitinimo, nori dar pakeitinti. Bandom.
atrodo, kad čia blemba, čia jūra matosi. Amazing. Reikia gal sustoja. Va ir būna taip, kaip nori pakaitinti, nieko apsisuks, ne problema. Nu va, šalia tarpmiestinio kelio. Gerai ten vietom pakaitinom biškį. Bet man patiko. Tik matom, kur čia jau kokį blambą šiam kilo atgal, bet toks debilas suomis buvo, kur kamštis stovėjom su tuo balsu Volkswagen, kažkokiu blėt ir nepraleidžia. Tai jo, vienas buvo dar numeriai 777. Jo, Su busiuku. tas Ta prasme, pats. atrodo, sunku jam pasitraukti kelis Bet metrus, jisai žinai, tyčia, ta man prasme, atrodo. atrodo, Jisai Latvijai tyčia. tai maladės kažkaip pasitraukė, o tas suomis tai, Estai irgi pasitraukė. nu, O jis tyčia. iškritęs tipo, biškį iš bet- medžio. Bet ten net nebuvo, kad mes ten kokias blogas situacijas darom, nes... Tai mes normaliai važiavom ten, ne, nieko mes tam blogo nedarėm, Tai tikrai. gerai užsiunginom, visokie norvegai šokę buvo. Einam, aš einu, žinai, pažiūrėsiu, pafilmuoti. Tai va, nu, blemba plavkių nepasiėmiau, kažkaip nepagalvojau. Bet atsigaivinti būtų visai nieko. Tai kokia jūra. Nu, fainai, vis tiek. Gerai, reikia. Tai apžiūrėt gal dar po to.